Tu negali būti paveiktas kažkieno kito energijais. Taip. Čia neįmanoma, besąlygiška. Tu negali būti paveiktas kažkieno kito energijais, bent tu pats pasirenki. Tai kontas reiškia, tu valdai savo energiją. Dabar tu prieini prie kažkokio žmogaus, katras yra piktas, katras skleid negatyvą, tarkim, iš savęs. Ir tu prieini prie nuo, ir tu galvoji, o, čia blogs vibes, aš nenoriu prie nuo būti. Nebūtina. Jeigu tu tiki, kad būtent tu prie nuo būsi ir tau daus tau blogai, tu sakysi, tu turi tokį tikėjimą, kad jeigu aš būsiu prie nuo, viskas man paveiks ir aš tada turėsiu viskas, man pasisims tą vis blogą energiją. Taip, tau bus. Bet iš tikrųjų pati tiesa ir, kad tu te gali patirti tik savo energiją. Tik savo energiją. Tu gali patirti tik savo energiją. Niekino kito. Nes tu esi tas kūrėjas, katras sukur savo tą energiją, katras sukur tą situaciją, katras sukur viską, ką tu nori pats patirti. Tai bet kas tau pasakys, kad tu esi toks ir toks, ar aš tenai sakys, ar aš tave prakeikiu tam, ir tu įtikėsi, tau ir taip bus. Bet jeigu tu žinai, kad tas žmogus neturi, neįmanoma namir, nes tu duodi leidimą. Tu duodi leidimą, ar tu nori, ar tu nenori. Tai va, tu valdai savo energiją. Priimk tą ir didžiuokis to.